Visiems labas ir šiandien mes žaisim Fortnite Season 4. Wow, Season 4. Šiandien pasakysiu, kas naujo. Tai atsiradom naujas vietos. Tai aišku, The Hive, Ruins, Sharpie Shines, OXR HQ ir Demons Debris. Tik traukinys kažkur dinga. Jo čia nebėra. Matau, čia visi lendinas. Tai šitas pakeitė tam. Nu, šitas pakeitė Crime City vietą. Aš labai laukiu šitą sezoną, nes man praeitas buvo biški atsibodęs. Kur mano lūtas? Čia yra vienas iš 3 bossų, kuriuos jūs galit nužudyti ir gauti mytikus. Man atrodo, šitas yra geriausia, nes tu gauni tokį shotguną. Ta. Skauda, labai skauda. Skauda, man skauda. Slay the Queen. Jo, dabar Queen atsirado ir mes turim ją, nu, kaip visus bossus nužudyti. Kodėl mane? Ką aš padariau? Gavau shotguną. Ką aš padariau? Ką aš padariau? Aš esu niekas. Pasigailėkit manęs. O gavau naują shotguną tą gerai. Tavai nieks kitas nešaudo. Tai čia yra revolveris, ne shotgunas. Noriu pasihylint. Eik tu savo. Šaunė. Ate, hahaha. Tai aš gavau naują shotguną, kuris yra žiauriai geras ir gavau medalioną, bet aš jį išmėsiu, nes mane gaudys 5 žmonės. Bet jeigu jis bus tenais, aš jį paimsiu, aišku. Čia medalionas. Bet ar man jį imti? Nežinau. Gerai, čia žmogus, tai gal bėgam. Jeigu tai ne to, jeigu šaudos,
Tai atsirado naujas vietos, tai The Hive, kuris dabar yra atakuojamas. Tas. Tai. Esi tas geras. Bet atsirado dar vienos vietos, tai kažkur čia yra bunkeris. Jeigu tu gauni A plus ranką, tu gauni tą bunkerį. Tu gali įeiti tą bunkerį ir tu gauni egzotikų naują Iarą, kuris yra žiauriai. Jeigu tu turi gerą aimą, ten tu būsi didelis player visam lobby. Jeigu turėsi tą Iarą. Va, ir jeigu tu rankinės, iš dangaus atskrenda tokie kreitai. Aš dabar jį paimsiu, bet, nu... Jo. Gerai. DMR nėra toks blogas, kaip žmonės sako. Aš nežinau, kodėl jie čia heitina. Man atrodo dėl to, kad jie nemoka tiesiog šaudyti. Jis gauna tokius rankus, jis jo gali stovėti ir jie atsiranda. Bet reikia pasisaugoti, nes jeigu jūs tipo pasirankina... Jeigu jūs dabar pasirankina į kokią A pliusą, nu į kokią A ranką, o paskui jis tipo pradeda kristi ir paskui pasirankini į S, tada tu tiesiog nebematai to kreito, tai reikia biški saugai. Ir ant jo nestovėti, nes tu gausi damage. Tai atsirado nauji egzotikai, tai tas naujas Iaro egzotikas. Atsirado tokį miniganą. Ne, minigano egzotikas nėra, yra tik mitikas. Okei, aš čia kažką nusišneku. Jo, tai atsirado tokie... O, va, atsirado toks Iaras. Čia žiauriai geras Iaras. Jeigu jūs... Da toks, jeigu aš gausiu dabar legendary, bus gerai. Čia jau buvo kažkas nežinau. Aš noriu pažiūrėti, kas čia. Nes aš mačiau visus savo žaidimus, kurias žaidžiu, nes aš 4 jau ranko levelio. Aš nežinau, kas čia yra. DMR. Čia buvo tas didelis kažkoks daiktas, bet nu, jau nebėra. Nežinau, čia Kevin the Cube. What the hell, mano mašina ant vieno rato. Noriu pažiūrėti The Debris šito vietos. You entered Demon's Debris. Slay the Queen. Aš dabar tik nežinau, kur jis nužudė tą, nes galėtų būti... Tai vis dar ta Kraken, man atrodo, ranka vis dar yra. Aš nežinau. Kaip jūs jaučiate dėl Chapter 4? Aš labai hyped dėl to, kad čia aš... Pagal mane čia geras yra sezonas. Aš taip jau įsigandau. Kodėl jis atrodo toks jau viskas, jau... Ne... Jis norėjo... Daigo norėjo, kad jis taptų geras. Ai, vidaus jau nebėra, matai, jau jis būna. Tai jo, aš turiu shotguną, jis yra žiauriai geras, jis, man atrodo, jis kaip tekas. O šitas Iaras jau geras irgi yra. Tik man dabar reikia killų, kad aš gaučiau A+, arba ne, jau ten atsidarė, freaking hell. Bet ten galėtų ten atsidaryti. Man reikia arba botų dabar nužudyti, arba kažką, nes aš tikrai noriu jums aprodyti. Ten žiauriai geras Iaras yra. Ten kiekvienam bunkeriai yra po savo egzotiką, tai tipo... Jeigu jums reikia egzotikų, prašom, eikit.
Vis dar veikia, nes aš norėčiau, kad veiktų. A, jau vis dar veikia. Tai jo, aš dar Hive niekada nebuvau, bet ir kažkaip nesinori, nes ten labai greitai gali tave turt partint. What the hell? Juokauji! 13 vietą, nu bet ką jau padarysi, aš jums tiek ir norėjau parodyti gerai. Tai visiems geros dienos ir visiems iki. Jūs patys turėsite žiūrėti, kas gero, nes aš nenoriu viską spoilerint. Visiems geros dienos ir visiems iki.